Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, Life Coach arba gyvenimo mokytojas ir šiandien apie žynio kodą. Apie tai, kad jūs suprastumėt, kokie yra privalumai ir kokios yra rizikos, kai mes jį turim, nenaudojam arba naudojam griovimui. Bus konkretūs pavyzdžiai, todėl bus labai įdomu. Visų pirma, kaip jį susiskaičiuoti, tai mes tiesiog sudedam visus skaičius, kurie yra jūsų datoje. Nulių neįman domėn, sudedam visus ten, kiek yra. Gauta suma jau gauta. Tarkim, mes gavom 29, mes 2 plus 9 gaunam 11. Tai vat šitoj vietoj, kaip 11, turėtų gautis 8, tai bus žynio kodas. Jeigu mes supliusavę visą sumą gavom 35, tai 3 plus 5 bus 8, vadinasi žynio kodas. Jeigu mes visą skaičių eilę supliusavom ir gavom 17, tai 1 plus 7 bus žynio kodas. Jeigu mes visą eilę supliusavom ir gavom 8, nes tarkim 2000 ten jau ar ne mažiau skaičių gali būti. Tai aišku, nėra ką prie ko pridėti, bet 8 yra, reiškia, ir visos eilės suma, jeigu gausis 8, tai irgi yra žynio kodas. Tai vadinama antroji eilė, kur mes matom indigo, kur mes matom iš aukštesnių civilizacijų atėjusias sielas ir kur mes matom žynio kodą. Žynio kodas yra pats dažniausias, koks tik gali būti, jų yra nemažai, tik tai ne visi tie žyniai eina tinkamai. Tai jeigu jūs gavote žynio kodą savo datoje, neužsidėkit karūnos, bet pirmiausiai atlikit analizę. Nes turint žynio kodą, žmogus visų pirma turi išmokti suvaldyti savo emocijas, nes jis dažnai žino, kaip padaryti, koks pasirinkimas teisingas, kaip gauti tai, ką noriu. Jis žynys. Ir jeigu jis pozityviai, jis dažniausiai nori kitiem padėti. Ir tada didžiausia žynio klaida, kai jis spaudžia kitus daryti taip, kaip jis supranta. O jam reikia išlyginti per pasaulėžiūrą, ar ne, tą kodą ir nespausti kito žmogaus. Tai čia yra tokia lengva žynio minusinė pusė. Žynio kodas tai yra tas priėjimas prie informacinio lauko, todėl jie žino. Tai jeigu mes jo nenaudojam, aš jau kaip vienam video sakiau, žynio kodas užsidaro ir tu negauni to priėjimo ir palaipsniui tu tiesiog prarandi resursą. O jeigu žynio kodas atidarytas ir tu jį naudoji negatyvui, va čia pasakysiu vieną mūsų labai žinomą medijose žvaigždę, kurios jau šiandien neturim, tai jūs turbūt ir patys žino, tai buvo Agnė. Jos detalizacija buvo labai stipri, labai daug buvo viso ko ir asmenybė, aišku, irgi buvo labai ryški, bet žiūrėkit, kas gavosi. Ji turėdama žynio kodą. Kai buvo visa šita pandemijos situacija, ji tiesiog ėjo į vaidybą, į tokią stiprią per ašaras, per dar kažką ir vedė žmonės į vieną pusę. Į poziciją, kad tai būtina, kad tai gerai, kad taip. Mes nežinom, kodėl tas darymas toks vyko, ar tai buvo dėl pinigų, ar tai buvo dėl populiarumo, ar dar dėl kažko. Bet baigėsi labai liūdnai visą tai tik dėl to, kad jeigu žynio kodas pradeda daryti griovimą didesniai daliai aplinkos, tada įvyksta taip, kad tas tiesiog yra pašalinamas žmogus. Mes dažnai nesuvokiam šito esmės, bet taip vyksta. Nes jeigu jūs darot blogo tik savo kaimynui, jūs pasauliui, matricos sistemai nesukeliat rizikos. Bet jeigu jūs jau tautą norit nuvesti klyst keliu, arba apsimesti, arba pasinaudoti tautą, arba nustumti į kažkokią klaidą, matricai tauta svarbiau už vieną žmogų. Tai yra loginė seka. Ji patrauks tą žmogų, kuris tai nori padaryti. Nes žynio kodas, kaip ir minėjau, jis tuo yra išskirtinis. Tai jeigu jūs turit jį savyje, visų pirma, supraskit, kad jeigu jūs žynys, tai per jūs turi žmonės ateiti į pakilimą, o ne į degradaciją. Ir turit išmokti pasitikėti tuo kodu ir naudoti jį žmonių labui. Tada viskas kleidžiasi ir viskas vyksta pačiam aukščiausiam lygmenį. Tai gerų jums pamąstymų ir paskaičiavimų. Ačiū.